Čia vat lygos, visa kita, kai pereini, padaro labai stipriai žmonių. Bent jau pagal mane. Mes visi turim problemų didesnių. Tau teko, tarkim, didesnis iššūkis negu paprastam piliečiui, bet dažnai žmonės nervuojasi dėl tokių bereikšmių dalykų, tame tarpe ir aš. Nu, kaip pasakė man kiti, tai, pavyzdžiui, teta, tai įstrigo man, kad šita liga padarė mane, kaip pasakyti, subrandino anksčiau laiko labai. Nu ir šiaip, pavyzdžiui, dabar bus šiandien procedūros kitoj ligoninėj. Jis 4-5 valandas guli. Ir muzika ar filmo, kaip kortelę prisirašė. Ir. O čia yra mūsų idėjų knyga. Yra pasirašęs valdybos pirmininkas, tai, nu, čia tokias įdomias idėjas, žinai. Gal... Čia tokias gyvenimo labiau? Jo. Versle. Gyvenimui. Jaučiuosi iš tikrųjų gerai, nes tie žmonės, kurie mąsto, kad čia gulintis ligoninėje yra kažkaip nurašyti ar jie kažką tai... Taip jiems teko dideli iššūkiai, bet žvelgiant į jūsų akis, tai, sakau, yra labai stiprus ir labai gerai nusiteikęs, taip kad aš manau, tokius žmonės mums reikia žiūrėti ne kaip nurašytus kažkaip, tai tiesiog tie, kurie susiduria su tam tikrais laikinais sunkumais ir visai skatinti ir padėti, kad jie turėtų priemonės, gilinti savo žinias, šiuo atveju, ar kažkokią mažą svajonę, tai vis tiek tokia papildoma motyvacija. Tikrai dėkui visiems prisidėjusiam prie šitą Kieno fondui, Remigijui, o išties įdomu pakalbėti ir per kontaktais apsikeisti visą kitą.